Labas vakaras, gerbėmieji mūsų klausytojai. Kalbėsim šiandien be galo svarbia tema, kuri mus jaudina kaip gydytojus kasdien, susitinkant su pirminiais pacientais. Ir tema yra tokia, kodėl gydyti reiktų anksti. Nepaslaptis, kad kasdien, kai matai pacientus, kartais ir susijaudini, ir susierzini, tiesiog vyksta kasdienybėje, kai tu matai situacijas klinikinės, kada tėveliai atveda vaikus ir tu jau nieko padaryti negali ir tenka galvoti apie kažkokį tai dantų šalinimą. Tai mes šiandien esam dviese su Dovilė Drungilaitė, su kuria dirbam iš tikrųjų kartu 8 metus. Tai yra nuostabi gydytoja ortodontė, kurios akiratis yra truputėlį platesnis ir ji žiūri truputėlį kitaip į dalykus. Ir kažkada su Dovilė, nepaslaptis, buvo irgi tokio baimių, fobijų visokių, kad kaip drįsti žengti į tą funkciją, į pačią netradicinę tokią mokyklą išeinant iš jos ribų. Skridom kartu ir į Australiją ir iš tikrųjų tos kelias nužengtas toks yra gana didelis ir labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų dirbom kartu ir dirbom kaip kairė ir dešinė ranka, palaikydamos vieną kitą ir žiūrim į sąkandžius truputėlį kitaip, žiūrim į žandikaulio sąnario, konsultuojamės, tai aš ją kviečiuosi dėl pasaitėlių, tai dėl sąnario į mane, tai iš tikrųjų turim kuom pasidalinti. Bet esminė žinia šiandien, kodėl labai svarbu vaiką sugydyti iki 8 metų. Dovilė, kadangi tu šiandien esi ta, kuri kalbėsi daugiau negu aš, tai aš noriu tau užduoti tokį klausimą pagrindinį. Aš atsakysiu, kaip aš sakau pacientams, kurie ateina pirmą kartą ir atveda vaiką ir sakau, o kur jūs buvot anksčiau? Tai tas atsakymas toks tėvų būna, tai sakė mums ateiti vėliau, tai mes ėjom ir reikia ateiti vėliau. Ir tu tada sakai, palaukit, sorry, jau yra per vėlu. Tai koks yra tavo požiūris kaip ortodontės, kuri praėjus ir tą klasikinę tokią mokyklą ir turinčią platesnį tą požiūrį dabar į tas tokias, sakykime, vaikiškas problemas, kurios po to suaugusiems tampa didelėm komplikuotom operacijom kartais virsta. Kokia ta profilaktika, nes aš labai tikiu profilaktiką, ir tu tiki profilaktiką. Ir aš asmeniškai tikiu ir manau, kad ir tu tom tiki, kad jeigu mes pradėsim anksti, nereikės niekuomet rauti dantų ir operuoti žandikaulių. Pritariu. Tai labas vakaras visiems, kas prisijungia šį penktadienį. Tai iš tikrųjų, kas yra esminis gal toks momentas, tai yra požiūris. Tai kiekvienas turi savo požiūrį, kaip mato pacientą, kaip jį analizuoja, kaip jį interpretuoja ir kokį gydymą parenka. Tai aš visą laiką pacientam, kai konsultuoju, sakau, jūs tiesiog turite, kaip mašina, gal renkasi žmonės, eina į vieną servizą, į kitą servizą ir turite išsirinkti tai, kas jums labiausiai yra priimtina, kokiu požiūris tikite ir su tuo žmogum keliauti. Tai mano požiūris yra koks. Tai iš tikrųjų, kad genetika tikrai egzistuoja. Aš to neneigsiu. Tai yra, kas tai yra genetika, tai yra kiekvienas žmogus, tai yra kiekvienas vaikas turi augimo potencialą. Tik tai yra klausimas, kaip mes tą potencialą išnaudosime. Ar tai kontroliuosime ir vaikas augs tinkamą kryptimi. Tai mano kaip ortodonto ir tėvų pareiga yra kontroliuoti, kad vaikas augtų tinkamą kryptimi ir stimuliuotų savo genetinį potencialą tinkamai. Tada mes neturėsime nei kreivų dantų, nei sąkandžio problemų ir išvengsim daug papildomų problemų į ateitį. Tai ta ankstyvoji profilaktika yra labai svarbi, nes žandikaulio augimas labai intensyviai vyksta iš tikrųjų per pirmus gyvenimo metus. O dažniausiai mes labai pražiūrime pirmus metus, nes koncentruojamės, koks vaikas yra mielas, gražus ir tiesiog mėgomės kitais dalykais. Aišku, tie pirmi metai yra labai sudėtingi tėvam. Tai yra tėvai, jeigu susilaukia pirmagimio, tai jie pirmą kartą tampa ir tėvais, jie daug ko nežino. Tai būtent mūsų tikslas yra skleisti tas žinias, jos yra labai paprastos, ką reikia daryti tėvams, kad jie
nepražiūrėtų ir per pirmus, aš sakau, kad pirmi metai yra kritiniai metai. Kodėl? Nes realiai vaikas paauga 2-3 kartus, tai ne tik kūnas, bet ir veidinė dalis. Dėl to mes turim labai atidžiai žiūrėti juos ir žinoti tam tikrus principus. Tie principai yra labai svarbus. Vieną tokį aspektą, kurį norėčiau paliesti ir šiandien tarp kitko dar peržiūrėjau šviežiai mokslinės studijas. Teigia mokslas, patvirtinta, kad pavyzdžiui vaikai, kurie soskės naudoja, duodamos yra soskės, kad jie turi daugiau sąkandžio anomalijų, tokių kaip atviras sukandimas. Ne? Čia toks kaip pavyzdys, bet dažnai labai svarbus klausimas, nes ta soskė tarsi vaiką nuramina, bet mes dar prieš padarant tą įžangą, kodėl būtent iki 8, aš noriu, Dovilės, mes tikrai nesiruošusios čia visiškai sėdim, visiškai neturim jokio susitarimo, tarsi kalbamės, mes studiją tokią darom, mūsų kliniką. Ir tai yra tokia laisvų norų, nemokama studija, kur užvedėm visos kartu su Erika Navickaitė kartu. Tai mes tiesiog apmokėm neštukes, kai apie 100 moterų, kada kūdikiai dar buvo pilve, kaip taisyklingai auginti, prižiūrėti vaiką, kad nebūtų sąkandžio anomalijų. Ir aš vis Dovilės paklausiu, tai kaip rezultatai, tai kaip, nes Dovilė toliau tęsė labai sėkmingai su Erika šią studiją, kontroliuoja tos vaikus ir praktiškai jau studija yra užbaigta ir Dovilė kažkada nesenai klausė, ar galim toliau tęsti, sakau, gali tikrai tęsti. Tai aš norėčiau, kad tu galėjais, kažkaip tai tokiais aspektais paminėtum, nes man kas yra įdomu, kiek tos genetikos ir kiek tėveliai žinodami gali padaryti stebuklą vaiko burnoje, kad ateityje nereikėtų kažkokių labai sudėtingų gydymų. Tai pirmiausiai šitoj studijai šiuo metu mes turim 67 vaikus, kai pradėjom buvo 75, tai ką turėjome omeny, kad jau atėjo 6 mėnesių pirmą kartą, juos atnešė tiksliau pirmą kartą. Tai mes jau paneigėm iš tikrųjų statistiką, nes statistika teigia, kad 3-6 metų amžiaus grupėje išsižiojusių vaikų procentas yra 84. Tai pas mus iš 67 vaikų šiai dienai prasižioja yra 6. Tai iš tikrųjų, koks yra dalykas, tai priklauso nuo motyvacijos tėvų. Iš tikrųjų, mes kiekvieną kartą sakom tėvam, uždarom lūpas, kreipiamės į loristų, žiūrim, ar tikrai vaikas gali kvėpuoti per nosį, klijuojam lūpas ir aišku, tuos vaikus, kurie vis dar yra išsižiojami, aš dažnai juos kviečiausi. Bet kur yra esminis momentas požiūris tėvų. Ta prasme, tie tėvai, kur vaikai yra neuždarę lūpų, jie žiūri atsainiai šitą dalyką. Dėl to mes ir turim rezultatus. O rezultatai yra tikrai labai blogi. Vaikai, kurie išsižioja per metus 4 mm krenta žemyn, kai statistiškai tie, kurie laiko lūpas uždarytas, per metus 1 mm. Tai yra vertikalaus augimo 1 mm nukrenta. Ne tai, kad nukrenta, bet tai yra augimas natūralus per kaulinės siūlės. Tai tie, kurie vaikai yra išsižioja, visiškai turi kryvus dantis, blogus sąkandžius ir mes juos laikom iš tikrųjų dėl statistinio tokio kaip ir skaičiaus ir intereso. Iš tikrųjų, man tikrai noris parodyti, kad mes turim tikrai įsižiojusius vaikus, skaičiai yra tokie, aš tėvams skaičius kiekvieną kartą sakau, yra blogai, bet nėra iš tėvų motyvacijos ir kol tėvai nesims tokių, kaip sakau, rimtesnio požiūrio, vėl akcentuojam požiūrį, tol rezultatas tikrai nebus geras ir šiai dienai jau tie vaikai turės ortodontinį gydymą. Iš principo, paaiškinsiu paprastesnę dar kalbą. Vaikai, kurie auga, išsižioja, praktiškai visuomet 100% turi sąkandžio patologijas. Žemaitijoje būdavau, koks įsižiojėlis čia auga? Tai įsižiojėlis yra toks vaikas, kuris asocijuojamas šiaip, aš aišku visiems tikrai netaikau, čia yra išimčių, bet su žemesnio intelekto, tai yra vaikas, kuris sunkiau koncentruojasi, jis
išsiblaškęs yra. Tai tas fokusas ir studijos tikrai patvirtina tai, ne, kad žmogus užsičiaupia, įvyksta toks stebuklas. Mes pradedam kvėpuoti per šnerves, kam žmogus, kai sutvertas, jis turi kvėpuoti per šnerves, nes sinusuose vyksta ta visa, kaip sakyt, kondicionierius natūralus įsijungia ir išsiskiria azoto oksidas, kuris praplečia kraujagyslės. Tai yra tos dujos stebuklingos, kurios pagerina ir smegenų aprūpinimo krauju, deguonimi. Tai va, tai tokie paprasti dalykai, čia dabar nesigilinsim, bet kas yra svarbiausia, kai gimsta kūdikis, ne, atsiminti mamai, kad būtų uždaryta burna, prakontroliuoti šitą dalyką. Tiesiog užverti burną, uždaryti lūpas. Uždaros lūpos, aš visuomet, kai dirbu ir su žandikaulio sąnario pacientais, sakau, uždaros lūpos visuomet yra sveikas sąnarys. Žmonės, kurie serga sąnario patologiją, jie dažniausiai daro ką? Kalba, įsižiūrėjo, lieka, kalba ir sąnarys nežino, kur yra namai. Ir tai yra toks labai tiesa, visuomet yra labai paprasta. Tai va, tas lūpų uždarimas, jisai duoda labai daug teigiamų dalykų. Mes turim žinoti, pakalbėjom, uždarėm. Ne? Ten, paverkėm, įsižiūrėjo, kažką pavalgėm, uždarėm, grįžtam namo. Tai va, šitą tiesą noriu, kad pirmą tokią visi įsidėmėtumėt ir pamatot išsižiojusi ar vaiką miegantį, užveriam. Pasukam ant šono vaiką geriausiai, ne, uždarom lūpas, kad galva būtų horizontalioj tokiai padėti. Vertikalioje, kitaip sakant, kad nebūtų atlošta kažkaip atgal vaiko, pakoreguojam galvytės padėtį, nes jeigu galvos padėtis netaisyklinga, tai automatiškai užsibūrė toksai ratas. Kitas labai svarbus aspektas, Dovilė, gal tu galėtum irgi, ką tu sakai savo mažamečiams pacientams, į ką dar turėtų tėveliai atkreipti labai fokusą, dėmesį, auginant vaiką iš tos studijos, kokią tu dar padarei, pavyzdžiui, ne? Be gydymo. Mes dabar kalbam, jokio gydymo netaikom. Ką turi tėveliai žinoti, kad tam vaikui nereikėtų arba reikėtų procentualiai mažesnės apimties gydymo? Tai antrasis aspektas, kurį rekomenduoju, tai yra kramtyti abiem pusėm. Ir pagrindinė sąlyga irgi yra kramtyti sučiaupus lūpas, nes labai daug vaikų kramto ir čepsi, tai nėra gerai. O kramtimas abiem pusėm sučiaupus lūpas augina kramtomosius raumenis, kurie būtent išlaiko didžiausią ir sunkiausią apatinio žandikaulio kūno dalį. Tai yra ta visa kaulinė masė, dėl to vaikai turi kramtyti daug kieto maisto. Ką reiškia daug? Tai iš tikrųjų tam, kad mes turėtume tinkamą kramtomųjų raumenų tonusą, vaikai per dieną turi kramtyti 2 valandas kietą maistą. Tai iš savo asmeninės praktikos aš būna kartais konsultacijos metu, kai matau, kad vaikas turi labai mažą kramtomųjų raumenų tonusą, nes aš vaikus čiupinėju, kišu pirštus į ausis, prašau skaičiuoti, klaksėti, aš labai juos išsitiriu nestandartiškai, man įdomu iš tikrųjų, kai veikia raumenynas. Ir aš paprašau, kad jisai žymėtų, jeigu jis, pavyzdžiui, 6 metų yra, tai moka rašyti, kad surašytų, ką valgo ir kada. Nes ką mes iš studijos irgi labai pastebėjom, nes turim mažesnius, labai dažnai vaikai užkandžiauja šiais laikais. Tai va, nėra net tarp valgymų 3 valandų laiko tarpas. Tai va, ką aš tuo užrašymu žiūriu, kokį maistą valgo, tai žinot, ką dažniausiai valgo? Minkštą maistą. Tai yra varškėtukai, kukurūzai, šitie miltiniai visokie produktai, blyneliai, keloksai, dribsniai, taip. Tai va, ir dažnis yra labai dažnas. Tai bananas, tai sausainis ir ištisai kažką kramsnoja. Tai mano antra žinutė, kad atkreipkite dėmesį, ką valgo jūsų vaikai. Ir iš tikrųjų, gal ne tiek, kiek valgo ką jūsų vaikai, ką valgo jūsų šeima. Nes tėvai yra pavyzdys, kuris irgi turi būti motivatorius, kad vaikai žinotų ir turėtų tą vadinamą režimą tokį ir maistinę, ne discipliną, bet tradicijas valgymo. O ką tu, Dovilė, sakai, kaip nutraukti tą ciklą čepsėjimo? Aš atsimenu, kai buvau studentė, susirinkome Spanos ir ten toks vienas, mūsų būsimas kolega, žodžiu, atsisėdo berniukas prie stalo, studentai mes visi ir jis labai čepsėjo. Ir mes visos taip,
taip, nieks nenorėjo su juo draugauti, jis buvo ir gražus atrodė, bet nenorėjo, taip baisiai tas čepsėjimas veikia, iš tikrųjų tai yra labai, ir žmogus, aš suprantu, jis nežino net, kad jis čepsi, jisai galvoja, kad jis čia gražus ir viskas čia su juo gerai. Tai aš tą pavyzdį neduodu paaugliams, kurie ateina, sakau, mes tiesiog bėgom nuo jo, sakau, tiesiog, dėl to, kad jis labai čepsėjo, net atrodo nepatogu prie stalo. Kokį tu patarimą duodi? Aš pasakysiu, ką aš duodu, bet aš norėčiau tavęs išgirsti. Aš patarimą gal neduodu, iš tikrųjų, niekada nesumušiau, aš tiesiog sakau, kaip turėtų būti, kad vaikai turėtų kramtyti su čiulptom lūpom. Ir, nes tai yra kaip ir netiška, negražu, skleidžiam garsą, krenta maistas iš burnos, tai aš manau, kad tai nėra elegantiška. Tai mergaitėm dažniausiai sakau, princesės nečepsi. Taip, princesės nečepsi, aš tai duodu tokį patarimą, ko pasidėkit, jeigu čepsi vaikas, pasidėkit veidrodį, ar gali tėvai atsisėsti prieš, kad matytų, kaip vaikas alkūnės, kad nebūtų alkūnės ant stalo, nes labai dažnai čia tokia tema yra alkūnės ant stalo ir pradeda ten kažkaip valgyti. Ir kramtom, vieną kąsnį įsidedam, kramtom, ateina laikas ryti, sukandam pilnai. Ir nurijam taip, kad niekas nemato. Reikia sukasti dantimis ir uždaryti lūpas. Tai va čia toks, labai paprastas patarimas, bet tiesiog, kad tą pajausti, tiesiog ryti sukandus ir tada čepsėjimo tiesiog nėra. Ir jeigu tėvai tai prakontroliuoja, tai tas čepsėjimas gali dingti per 21 dieną, jeigu 3 kartus per dieną sukontroliuoja ryte pusryčius, iš mokyklos parėję vaiką sukontroliuoti ir vakare. Ir tai daryti kiekvieną dieną. Tada atsiranda naujas refleksas ir iš senas yra išjungiamas. Ir pamirštama tiesiog. Tai va toks labai svarbus patarimas, todėl kad čepsi tie, kurie kiša liežuvį tarp dantų ridamis, lūpos aktyvuoja, siaurina žandikaulius ir tai pridaro tokiu būdu tiesiog dėl netaisyklingo rijimo labai daug problemų paskui ortodontams. Teisingai? Taip. Ir dažniausiai tie vaikai, kurie ryja netaisyklingai, tai jie ir turi netaisyklingą sąkandį. Bet tai yra susijęs su gilėjimu. Sąkandis gilėja dėl to, kad dažniausiai netaisyklingai ryja vaikai, kurie būna uždarę lūpas, aš taip stebiu, iš tikrųjų uždarę lūpas ir turi liežuvis tada, jeigu netelpa prie gomurio, tai jis būtent lenda tarp dantų ir tada labai intensyvus yra tas ryjimas ir dantis tiesiog vietoj to, kad stovėtų užtiniai taip, jie lenkiasi į vidų, o iš priekio mes turim tokį uždarytą kampą. Tai manau ir Giedrė sutiks, kad šitie pacientai dažniausiai turi sąnario problemas. Ir sąnario problemus ir dar šiandien irgi kalbėjom čia su kolegė, kad dažnai žmonės, kurių dantis vidų taip yra tokie sutraukti, tai jie būna ne tokios uždaros inversinės asmenybės ir atvertus jie pasikeičia. Iš tikrųjų, net knygą vieną vokišką turiu, ant vieno danties pakabintas visas žmogus, kaip tas pokytis įvyksta, kada žmogų tu sugydai, atveri sukandimą, jis atsiveria pasauliui, pasikeičia. Bet čia iš tikrųjų reikia pokyčio, nes jis turi pasikeisti, tas žmogus turi išmokti naują įprotį, nes kitaip tas sąkandis sutvarkytas, jis tiesiog nebus stabilus. Dar gal kažkokį pastebėjimą iš studijos, ką tėveliai galėtų panaudoti auginant vaiką, koks, ar čia tiesiog pagrindiniai tokie? Iš ortodontinės pusės tai pagrindiniai, bet jeigu taip žiūrint bendrai, dantų valymas. Tai iš tikrųjų labai daug tėvų perleidžia šitą jau dantų valymo procesą vaikui. Tai iš tikrųjų mes matom blogus rezultatus, jeigu vaikai patys valo dantis, dėl to labai griežtai sakom, tėtis, mama turi valyti dantis. Nes atsiranda jau 5 metų amžiuje, aš noriu pats ir tėvai tiesiog leidžia. Ir vaikui numeta tą atsakomybę, o iš tikrųjų vaikas nėra pajėgus 5 metų išsivalyti taisyklingai dantis. Tai mes griežtai tėtis, mama valo ir rekomenduojam būtinai naudoti vieno danties šepetėlį. Turim, čia net vieno danties šepetėlį, šiandien pas mus iš studijos irgi įdomu iš tikrųjų, nes mes duodame anketas, tai gal čia nėra kaip ir reklama, sakyčiau, tiesiog mes matom tendencijas, nes klausiam tėvų, kokį dantų šepetėlį naudoja ir mes esam išvardinę netgi firmas šepetėlių vieno danties. Tai tie, kurie naudoja ne solo, tai iš tikrųjų turi apnašą, nes mes skaičiuojam apnašo indeksą ir būtent tie, kurie nenaudoja solo, o solo pasižymė tokiu jis yra kietesnis. Ir iš tikrųjų, kai su jo valo, nereikia jo spausti, bet šereliai neišsisklaido. Ir tiesiog galiuku nuvalo tą apnašą, o ne briauna eina. Tai mes iš tikrųjų stebim geresnius rezultatus vaikuose, kur tėvai valo su solo šepetėliu. Nes kitus šepetėlius naudojant, nors ir vieno danties, rezultatai tikrai nėra geresni.
Aš pati valausi tik su juo, mano visi 3 vaikai neturi karieso tik su juo. Apie valymą, kad patys vaikai, mano dukrai dabar 12, tai jau valosi pati, bet aš 2 kartus į savaitę pravalau, jau 12 metų. Bet iš tikrųjų apie mažiuko perleidimą, nes dažnai tikrai tėveliai sako, va, mano valosi, tu pat atrandam apnašo, daug apnašo, pats valosi, sakau, ne, tai jūs valot, jūs. Tai čia yra labai svarbi žinia ir geroji žinia, valyti tik 1 kartą dienoje galima net be dantų pastos ir naudoti tarpdančių priemonės. Tai yra siūlas tarpdančių yra būtina. Arba tarpdančių šepetėlis mažas. Tokiu būdu mes turim gerus, sveikus dantis. Čia yra pigu, nereikia jokių elektrinių, kurie nuvalo emalę, nubrūžina kartos reklamos, bet sakytų, netikėkit. Tai yra paprastas dalykas ir mano sūnus, aš paauglio klausus, kuom ypatingai, kaip tu vertini, sako, tu neturi skylių, tavo draugai visi turi. Sako, 1 kartą tik dienoje reikia valyti. Tai čia toks didžiausias džiaugsmas, kad tik vakare. Tai va. Bet dabar paliekam šepetėlį, grįžtam prie, kodėl svarbu užbaigti gydymą iki 8 metų. Kodėl taip svarbu? Dovilė, aš tai sakau savo pacientams taip, kad 8 metų vaikui sukaulėja sinchondrozės kaukolės bazės ir jau veido pagal maksimalų genetinį potencialą, kokį mes galėtumėm turėti, mes jau nebeturėsim. Deja, taip yra. Mes galim kažką ten pasistengti, bet ir jūs sunkiai įvertinsit, atrodo, vaikas taip nuaugo, ne? Bet mes žinom, kad maksimali ta potencija viso dantų, kai dygsta dantis, ten yra daug kamieninių ląstelių, žandikaulio augimas vyksta visiškai kitaip. Visa tai turėtų įvykti, tas visas toks paruošimas priėmimui nuolatinių dantų iki 8 metų. Tai tavo požiūris kaip ortodontės, kaip tu į tai žiūri? Tai aš pati stebiu tai, nes jau dirbu šitoj srityje, tai yra su vaikais pagrinde 6 metus ir iš tikrųjų problema yra viršutinis žandikaulis. Apačia, jeigu mes turim jį smakrą atgal, nėra problema. Mes jį galim tikrai pasivyti ir smakrą išauginti į priekį ir į viršų, tai yra grąžinti atgal, kur turėtų būti, bet problema dažniausiai yra viršutinis žandikaulis. Nes viršutinis žandikaulis į ilgį augo iki 8 metų. Nuo 8 metų prasideda tokie taškiniai sukaulimai, kur viršutinis žandikaulis, tai yra jo galinė dalis, pradeda susijungti tokia vadinama pterigo maksiliarinė siūlė su kaukolė. Tai yra tokie mini kauliniai taškeliai, kurie neleidžia viršutinio žandikaulio pastumti į ilgį, į priekį. Ir dažniausiai, kaip aš sakau, tėvams viršutinis žandikaulis yra spyna, į kurį statoma apatinį raktą. Tai raktą galime statyti, bet jeigu spyna yra per maža, mes turim limituotą jau. Mes jau negalim maksimaliai apatinio žandikaulio grąžinti į padėtį, nes mums trukdo viršutinis. Tai grąžinsim dažniausiai į stalčiuką liaudyje vadinamą, kai gausim apatinį žandikaulį priekiniai padėti, o viršutinis yra atgal. Tai būtent dėl ko reikia anksti gydyti. Nes plėtros metu atsipalaiduoja visos siūlės, kurios laiko viršutinį žandikaulį. Ir plėtros metu viršutinis žandikaulis pats juda į priekį. Bet tam reikia sąlygų. Vaikas turi būtinai būti uždaręs lūpas ir būti paruoštas. Tai yra, turi prieš pat gydymą užauginti stiprius kramtomosius raumenis. Nes jeigu mes plėtros metu vaiką turėsim išsižiojusi, nes turite įsivaizduoti, kad viršutinis žandikaulis plėtros metu iki 8 metų jis tiesiog atsipalaiduoja. Ir kuris krenta žemyn, žemę traukia. Tai būtent apatinis žandikaulis, kasdamas į viršutinį, dėl to turim kramtomus raumenis stiprius turėti, uždarytas lūpas laikyti, mes tiesiog tolygiai augam į priekį, ten, kur turėtų visas potencialas ir nueiti. O kitų atveju, jeigu plečiam ir nežinom, ką darom, mes tiesiog situaciją pabloginsim. Mes tarsi imituosim tokį augimo spurtą ir viskas nukris žemyn. Iš principo galima teigti, kad jeigu ateina vaikas, kur nėra pašalintos priežastys prieš gydymą, mes galim veidą pabloginti, ištiesint gali visi, bet pabloginsim veidą ir to niekas negalės po to įvertinti, galvosim, kad tiesiog taip nuaugo. Ir čia yra labai svarbi žinia, kad žalingų įpročių, ta vadinamoji, ką dabar mokslas, ypatingai Harvardo universitete tikrai rodė, patvirtino visur. Epigenetika yra svarbesnė už genetiką, tai yra kaip mes gyvename, ne, kokie yra mūsų įpročiai. Ir tas, ką tu duodi, gal tu gali pasidalinti visokiais savo kramtukais, patarimais ir mano Tomukas kramto sakus ir kramto ir gumas kramtomas ir tiesiog tas kramtimas, riešutai visokie duodu, visokius dalykus.
Tiesiog aš asmeniškai dar trumpai tik tai pabrėžiu, aš tėveliams sakau, nueinat į parduotuvę, žiūrėkit, ką perkat, ką valgo jūsų vaikas per dieną, ką jisai kieto sukramto. Nu, toks paprastas dalykas. Bet kokie tavo, vat, kaip gydytojos, griežti protokolai, nes pas Dovilę yra griežti protokolai, gal tu galėtum pasidalinti. Tai jau Giedrė sako, kad griežti reiškia labai griežti. Tikrai griežti, nesako, negydysiu, jeigu ten neužkris burnos. Būtent, tai aš tiesiog ir transliuoju šitą žinutę, nes labai dažnai tėvai po konsultacijos, nes užduodu namų darbus. Tai mano tikslas yra paruošti pacientą, tai yra jo raumenyną, prieš lendant į vidų, tai yra dedant aparatus pat kokius. Tai esmė yra kokia? Tikslas pirmiausia, tai yra uždaryti lūpas, užauginti kramtomosius raumenis, nes būtent, kaip sakau, kėdė nestovi ant 2 kojų, jinai stovės ant 3. Tai mūsų būtent visa veidinė sistema laikosi ant kramtomųjų raumenų ir ant lūpų. Tai mes turim pasiruošti, nes jeigu aš įdėsiu aparatus įsižiojusi vaiką, jis tiesiog kris žemyn ir aš, kaip sakau, prisisakiau Hipokrato priesaiką ir aš nekišiu nakų į vaiką, kuris ir įsižiojęs, nes jis bus blogesnė versija, negu šiaip vaikščiotų tiesiog įsižiojęs. Tai esmė, kad ką daro vaikai, tai papildomai kramto. Tai aš rekomenduoju kramtyti kramtomą gumą, nes dabar yra labai toks gajus antigumos mada, trendas galėčiau sakyti, bet kaip aš sakau, mes turime atskirti vaikus ir suaugusius. Čia labai yra svarbi žinutė. Vaikam reikia kramtyti daug kieto maisto, nes būtent raumenis stimuliuoja kaulą augti tinkamą kryptimi. Tai mano rekomendacija yra po pagrindinio maisto, aišku, rinktis kietą maistą, tai aš labai mėgstu rekomenduoti vytintą mėsą. Lasdelės, vytintas, šiaip vaikai labai mėgsta. Ir pagrindinė sąlyga yra atsikandam, kramtam 20 kartų vieną pusę, 20 kartų kitą pusę, tada sukandam ir taisyklingai nurijam. Papildomai vaikai kramto kramtamą gumą. Tai su kramtama guma sąlygos yra 2, bet cukraus ir kieta. Tai šiai dienai mastika atitinka šitos 2 kriterijus. Pradžiai rekomenduodavom sakus, bet sakai yra kartus ir vaikai jų nekramto. Tai dėl to yra dabar jau variantas B, tai yra neutralizuoti sakai su skoniu, citrininiu, mandarininiu arba neutralizuotu. Kada vyksta kramtymas, tai yra po pagrindinio maisto, tai yra pusryčiai, pietus ir vakarienės, papildomai pakramtyti 30 minučių. Tai va būtent keičiam pusės ir kramtom. Tai kodėl nekramtyti visą dieną, nes skrandį dirginsim, turėsim problemų su rūgštingumu, tai dėl to kramtymo mechanika vyksta po pagrindinio maisto. Ką laimim? Prailginam kramtomųjų raumenų veiklą, seilėtekis, kuris neutralizuoja pH, virškinimą aktyvuojam, nes išsiskiria skrandžio rūgštis ir vien pliusai, kaip aš sakau. Tai tokiu būdu yra paruošiamas raumenynas ir tada, kai ateina vaikas, aš jau pačiupinėjau raumenis, jaučiu, kad čia yra masė, nes aš vaikui netgi rodau, sakau, duok savo rankas, 2 pirštus, priliesk prie savęs, sukask. Jauti ką nors, nieko nejauti, tada liepiu tėčiui, kur nors pas tėtį raumenis didelį, sakau, dėkit pas tėtį ant žandų pirštus ir tada kuzai tokie, tada vaikas, supratau, dabar žinau, ką turiu užauginti. Tai va čia yra paruošimas, nes aš tėvams sakau, jūs pro pirštus žiūrite šitus paruošiamosius etapus, bet čia yra esmė. Nes tikslas plėtros yra koks padaryti viduje liežuvių vietos ir grąžinti struktūrą. Nes kai tėvai ateina, sakau, šiuo metu vaiko dantis yra idealiausiai padėti, kokia galėtų būti, nes jie stovi tarp tokio įtampų, tokio neutraliai zonai, kur nei išoriai, nei viduje nėra įtampos. Tai jeigu aš kažką dedu į burną, aš dantis ir visą dentoalveoliarinį kompleksą įvedu į įtampos zoną. Ir kas bus? Mes nepakeitėm priežasties, viską struktūrą grąžinu, po 5 metų viskas grįžta atgal, nes mes nepašalinom raumeninės priežasties. Todėl labai dažnai yra po gydymų daromi reteineriai, kad išlaikyti tą gydymą, dažniausiai forever, ne, tokie, amžinai. Ir kokia tada, gyventi su tais aparatais, tokia logika, tokia įdomi. Bet kai mes imam priežastį pačią ir ją šalinam, mes galim turėti tikrai labai gerus rezultatus. Aišku, ne visi klauso, ne visi įsisavina, dažnai pamiršta, dažnai tėveliai laiko neturi. Ta prasme, yra dabar tas pasaulis toksai labai greitas, labai skubam visur, viskas yra suprantama, bet aš patariu visiems dirbti su priminimais ir tėveliams tiesiog priminimai, užsiklijuoti kažkur virtuviai, tiesiog vaikas parėjo iš mokyklos, kad kažkas ten, ar jūs patys, ar šeimininkė, ar kažkas, tiesiog pakramtyti, kad paduotų vaikui po valgio pakramtyti.
Ir tie dalykai tiesiog jie turi tapti rutiną, nes kitu atveju tas sąkandis jis neišsilaikys išplėstas, kad visi galvoja, padarė, jau čia dabar taip ir bus. O priežasties šalinti, jau čia biški ten dariau pratimus, paskui jau nebedarau. Tai tie pacientai recidivuoja. Bet tie pacientai, kurie klauso, o jų yra pas mus labai daug, jie turi fantastinius rezultatus. Mes tikrai džiaugiamės, tikrai labai džiaugiamės, nes pagrindinė, bet mano pacientai, kurie neklauso, tai tenka ir filmukus man parodyti, ir visokius, ir tiesiog turi atsiskaityti už pratimus, tiesiog, kaip tu supratai, kokia yra pagrindinė priežastis. Dabar, Dovilė, dar labai svarbus dalykas, kurį noriu, kad išgirstų visi. Jeigu jūs turite šiaip kokių klausimų, jums aktualių, galite užduoti, mes dar turim laiko, mielai atsakysim į individualius jūsų klausimus. Bet dėl lūpų klijavimo. Aš turiu dabar tokių tėvelių, kur sako, jau vaikui lūpų, tai jau tikrai neklijuosiu, čia tokia jautri zona, čia gali kažkas atsitikti, žodžiu, čia tai tėtis nenori, tai būna ir atvirkščiai visai, tai nėra, ačiū Dievui, daug tokių pacientų mūsų klinikoje, bet pasitaiko. Ką tu galėtum patarti, jeigu vaikas yra įsižiojęs, ir naktį tas lūpų klijavimas, kaip čia tau, kaip... Tai yra nepatarti, o tai yra būtina. Būtina, taip. Nėra kito varianto. Tai pirmiausia, ką reikia įsitikinti, ar vaikas tikrai gali kvėpuoti per nosį. Tai dėl to anamnezės metu labai reikia išsiklausinėti, ar dažnai serga. Jeigu vaikas serga daugiau negu 5-6 kartai per metus, tai aš taip tėvų ir klausiu, kiek pat nuo šiandien metus atgal skaičiuojant, vaikas sirgo sloga ir gerklės ligomis. Tai jeigu 5-6 kartai, tada pati įsivertinu burnoje tonzilės, nes jos irgi labai dažnai parodo, ar gali būti ir problema su adenoidais, nes jeigu ir tonzilės būna padidėjusios, tai dažniausiai ir turėsim problemą su adenoidais. Tai odontologas ir kiti specialistai, kurie dirba burnoje, negali įvertinti adenoidų. Tai jeigu aš jau matau jų padidėjimą, tada aš rekomenduoju pasikonsultuoti su ausų nosies gerklės gydytoju. Ir iš ausų nosies gerklės gydytojo, ko aš reikalauju, išrašo, kad ateitų žinutė, kad vaikas gali kvėpuoti per nosį. Ir tuomet aš esu rami, tėvai yra ramus ir viskas, nebelieka klausimų. Bet jeigu vaikas dažnai serga, šnopuoja, joks tėvas neklijuoja, joks tėtis, mama neklijuos lūpų. Aš pati neklijuočiau. Aš tiesiog žiūriu iš tėvų pozicijos, kad mes turim tiesiog tėvam paaiškinti, kad vaikas tikrai gali kvėpuoti, tik tai mes turim grąžinti funkciją kvėpavimą per nosį. Tai vienas iš pasiūlymų, ką aš tėvam siūlau, kai jie nenori klijuoti lūpų, miegat šalia ir laikot lūpas. Tada klausimas, kas išsimiegos. Nei vaikas, nei tėtis, nei mama. Dėl to pleistras yra šiuolaikinės civilizacijos priedas ir pagalba, kad tėtis, mama ir vaikas išsimiegotų. O jeigu tėtis irgi, taip kažkaip tėtis, gal tėtis ir mama nenori klijuoti, tai aš visą laiką parekomenduoju pradėti nuo savęs. Ir kuo dažniausiai baigėsi. Tėvai, kurie pabando patys klijuoti ir miegoti su pleistru, jie pajaučia labai teigiamą efektą ir jiem nebelieka klausimų. Ir jie sako, supratau, nes išsimiegu labai gerai. Ir tai yra mokslo įrodyta, kad kvėpavimas per nosį ir lūpų čiaupimas duoda visiškai poilsio režimą, gilesnę miego, REM fazę ir tėvai atsikelia, vaikai ir tėvai atsikelia labiau pailsėję. Aš dar kaip mama 3 vaikų noriu pasidalinti tokiu, žinot, vieną vaiką auginį, ten buvo, atsidūrėm ligoniniai, ten kažkoks roto virusas, atsimenu, su antru irgi. Tai antibiotikų prireikia su pirmu ir antru, o su trečiu ne. Vat mano tomukas nėra matęs antibiotikų, ačiū Dievui. Bet kai jis suserga, pakyla temperatūra. Pirmas dalykas, ką aš darau, tai nakčiai, aišku, ten taiso tepalų, ištepu krūtinę, ten arbatėlės, tai čia visi tie dalykai tokie. Bet visuomet užklijuoju lūpas. Užklijuoju lūpas ir būnu šalia visuomet, kad kvėpuotų tik per nosį. Ir ta temperatūra suvaldoma yra labai paprastai. Tai va toks atrodo toks dalykas paprastas, bet labai dažnai pamirštamas. Ir vaikas, ten negali kvėpuoti, temperatūra sukila, kvėpuoja, jisai daug patenka dulkių, imunitetas. Kas yra adenoidai? Tai yra imuninė sistema. Aišku, čia galim kalbėti dabar apie žarnyną. Visa imunitetas formuojasi žarnynas, tai yra limfinė sistema žarnynas. Bet dabar ne apie tai. Esmė tokia, kad paprastas dalykas, užklijavai vaikui lūpas ir būni šalia. Tai aš asmeniškai pati, jeigu užklijuoju lūpas, aš nepalieku vaikų vienų.
Būnu šalia, tai man taip atrodo saugiau, jeigu kartais kažkas, tai žinot, ar būtų ar koks virusas ar kažkas, tai visada gali sureaguoti. Aišku, nieko nėra buvę, bet vis tiek tai yra toks kaip patarimas, nepalikti tų vaikų, ypatingai pradžioj, kol jie pripranta, tai čia toks, tikrai būtų... Bet čia turite omeny, kai serga. Ypatingai, kai serga, tai po to nieko ten gali, jeigu ten yra visokių tų lipdukų visokiausių ten ir kad prakvėpuot galėtų, bet iš principo labai svarbi žinutė yra, kad vaikui suklijuoti lūpas ir kad jis įjungtų savo natūralų kondicionierių ir galėtų kvėpuoti per šnerves ir sinusuose, kaip sakiau, vyksta tas visas gyjimas, sveikimas organizme. Tai labai labai svarbu yra iš tikrųjų. Tai aš gal išskirsiu dar amžiaus grupės, kaip klijuoti ir kada klijuoti. Tai iki 3 metų neklijuojam lūpų. Tai yra tiesiog tėvai tada jau yra pleistras, tai turi priverinėti su nykščiu lūpas ir laikyti. Tai aš visai, kad tėvams sakau, prispaudėt ir turite išgirsti tokį čepsėjimo garsą. Tai reiškia, liežuvis vakuumuojasi prie gomurio, sudaro tokį vidinį vakuumą ir tada lūpas laikosi. Kiek dažnai daryti? Lūpas prasiveria, vėl dirbat. Tai yra sunkus darbas iš tikrųjų, bet tie, kas dirba, po kelių mėnesių gauna rezultatą. Tada nuo 3 iki 6 metų yra specialūs pleistrai, tai su saugos langeliu. Tai yra pleistriukas aplink lūpas, o realiai tas tarpas tarp lūpų yra praviras. Tai dažniausiai marketinginis triukas yra, kad čia galėtų pakalbėti, galėtų atsigerti, bet iš tikrųjų tai yra būtent dėl pykinimo, nes tokio amžiaus vaikai serga rotavirusais, kur pasireiškia pykinimas paryčiais. Ir jeigu tokiam vaikui mes pilnai užkliuotume lūpą, tikrai baigtųsi blogai. Tai dėl to yra saugos langelis ir jeigu kažkas, tas vaikas tiesiog per saugos langelį ir išvemia viską. Tai va, nuo 6 metų jau tada individualizuojam. Dabar netgi yra nauji pleistrai, kurie turi pakankamai tokią įdomią modifikaciją, nes aš anksčiau nemėgdavau tų su langeliais pleistriukų, nes tiesiog vis tiek lūpos kartais būna praviros. Tai šiai dienai yra modifikuotas pleistras ir jį netgi reikia taip ištempti 30% jo į plotį ir ilgį ir klijuoti, tada gaunasi, kad pleistriukas turi tokią įtampą. Jis toks tarsi kaip uždarimą daro. Tai esu išmėginus, man visai patiko. Tai va, tai jeigu yra baimė, kad ten vis tiek kažkas gali įvykti, tai tikrai rekomenduoju tos naujos versijos Myotape pleistrus arba pilnai klijuojam. Yra specialus pleistriukas veido odai skirtas, popierinis ir jau nuo 6 metų amžiaus vaikai drąsiai gali tą pleistriuką, jeigu kas, nusiimti. Kaip aš sakau, gamta yra protinga ir tikrai vaikas nežus, jis tikrai padarys viską, kad galėtų kvėpuoti nuo 6 metų ir tą pleistrą nakties metu nusiims. O ką tu rekomenduotum tėveliams su fobija, kurie bijo užklijuoti lūpas? Tai visą laiką rekomenduoju tai pradėti daryti dienos metu, kad ir vaikas susidraugautų su pleistru ir tėvai įsitikintų, kad tikrai vaikas gali kvėpuoti. Tai jeigu mes kartais konsultacijos metu, aš sakau, pasižiūrėkime, iš tikrųjų paklijuokime 2 savaitės dienos metu, tai vaikas grįžta iš mokyklos arba darželio, pavalgo, atsigeria, apšneka dienos aktualijas ir, pavyzdžiui, eina piešti kažką. Arba namų darbus daryti, užsiklijuojam pusvalandžiui su pleistriuku lūpas ir stebim, kai vaikas, jeigu jis ramiai daro namų darbus, kvėpuoja per nosį, reiškia viskas, jisai gali tikrai kvėpuoti per nosį. Bet jeigu jisai muistasi, jiems yra sunku, čia yra indikacija kreiptis į ausų nosies gerklės gydytoją, kad pasižiūrėti, ar nėra padidėjusios kriauklės, nes dažnai prie alergijų būna padidėjusi apatinė nosies kriauklė, adenoidai nosyje ir tonzilės įvertinti. Tai dienos metu paklijuoti ir po to pereiti tik į naktinį kliejimą. O dėl kramtymo dar kažkokių rekomendacijų, ta prasme, kiek, sakai, pakramtyta, kokių dar tu duodi rekomendacijų vaikams, kad tas sąkandis maksimaliai nereikalautų ortodontinio gydymo? Tai pas mane yra 2 tokias didelės taisyklės. Tai yra lūpų kontrolė, yra griežtai ir daug fizinio krūvio. Sportuoti. Nes iš tikrųjų civilizacijai, ką mes įsinešėm, sėdėjimą ir kalbėjimą. Tai mes dabar nesam geriausi pavyzdžiai, nes sėdim ir šnekam. Iš tikrųjų, žmonės nėra pritaikyti sėdėti ir kalbėti daug, nes būtent mes prarandam tonusą raumeninį ir turim daug kompensacinių mechanizmų. Tai dėl to vaikai, ne tik vaikai, visi žmonės turėtų mažiau kalbėti ir daugiau judėti. Tai problemos su laikysena prasideda dar prieš mokykla, tai yra paruošiamoji grupė, nes aš stebiu iš tikrųjų, pas mane labai daug, labai įvairaus amžiaus vaikai ateina, tai yra nuo 6 mėnesių iki 15 metų.
Tai kada lūžis įvyksta su laikysena, tai būtent yra 5-6 metai. Nes nuo 3 iki 5 metų aš nematau nei vieno kryvo vaiko. Kodėl? Nes jie ištisai juda. Darželį juda, kruta, jie nesėdi, malasi. Nuo 5-6 metų jau laikysena krenta. Ir aš tai sieju iš tikrųjų su sėdėjimu prie knygų. Tai va, tai aš tėvams sakau, kiek vaikas sėdi, tiek laiko mes turim fizinį krūvį duoti. Tai realiai sportuoti rekomenduoju 3-4 kartus per savaitę. Mano sūnus, kai pradėjo į 1 klasę, sako, mama, aš dabar auginu kalorijas. Tai jam buvo toks šokas, kad tiek daug reikia sėdėti, bet iš tikrųjų nenormaliai reikia sėdėti, labai daug reikia sėdėti. Programos yra, mano nuomonė, nelabai sveikos. Kas liečia sakančius, taip, kuo daugiau vaikas sėdės, tuo daugiau mes turėsim darbo. Iš tikrųjų labai liūdna žinia. Ir toks paskutinis dalykas, kuris toks labai aktualus yra, mes tikim, kad galim išvengti to, bet ar iš tikrųjų mes galim šiais laikais, kada mokyklose yra tokios nenormalios programos, išvengti ortodontinio gydymo savo vaikams, nes mano vaikai nei vienas neišvengia. Tai sakau tiesiai šviesiai kaip yra, ir kramtom, ir lūpas klijuojam, ir tą darom, vis tiek reikėjo to paruošiamojo gydymo. Todėl taip su šepetėliu suvaldžiau, bet kas liečia ortodontiją, mane labai liūdina iš tikrųjų, aš šiandien irgi su vaiku ruošiau pamokas, tiesiog yra labai daug namų darbų, labai daug. Ir jeigu nori, kad vaikas normaliai mokintųsi, tu turi labai daug sėdėti. Ir tu tiesiog sėdi dėl to, kad krūviai yra nenormalūs. Nežinau, kaip jūs tėveliai jaučiatės, gal aš čia tik viena, čia mano vaikams tik tiek užduoda, bet aš tokia, kaip žinot, dar perfekcionistė, va šiandien sūnus rašo, anglų diktantą diktuoju ir, sakau, mama suklyzdavo, naują sąsiuvinį imdavo, ne? Tai, tiesiog noris paruošti, padaryti viską gerai, kruopščiai viską, tai iš tikrųjų yra ką paveikti. Tai va, tai kaip tau, Dovilė, atrodo, ar įmanoma išvengti ortodontinio gydymo šiais laikais? Atsakysiu liūdnai, rezultatai rodo, kad ne. Ne. Ir iš tikrųjų tai yra labai didelė sveikatos ministerija. Tai yra visuomenės problema iš tikrųjų, nes kai mes sakom žodis pratimai, aš net nebemėgstu šito žodžio, nes tai yra ne pratimai, tai yra kaip normalu turėtų būti. Yra normalu sučiaupus lūpas sėdėti ramybės metu, valgyti sučiaupus lūpas, tiesiai sėdėti. Tai pas mane yra sąlyga, mažiau sėdėti, daugiau judėti, jeigu sėdi, tai bent tiesiai. Tai va, tai jeigu vaikai sėdi, tai mes žiūrėkime laikyseną. Ir tai turi būti suinteresuoti ne tik tėvai, tai yra visi žmonės, kad mūsų vaikai būtų sveiki. Ir iš tikrųjų, tėvai ir patys sako, mes labai mažai matom savo vaikus, nes jie daug laiko praleidžia mokyklose, mes juos matom vakarais tik tai ir savaitgaliais. Tai va, kiek mes galim daryti įtakos tam. Tai tikrai yra mažai. Tai yra labai didelė problema, nes mes pametėm normą. Normalu yra tiesiai sėdėti, tai yra mažiau sėdėti, jeigu sėdim tai tiesiai, sučiauptom lūpom, kramtyti kietą maistą sučiaupus lūpas, fizinis aktyvumas, taisyklingai ryti, va čia yra normalu. O tai, ką daro mūsų vaikai, tai yra nenormalu ir dėl to mes turim kompensacinius mechanizmus ir simptomus, kurie rodo, kad sistema griūna. Ir kas yra liūdna, iš tikrųjų, ką irgi stebiu, daug paauglių turi galvos skausmus ir sąnario galą. Vakar 2 paauglės, aš vedu savo vaikus, 2 paauglės praeina pro mane ir taip patikėkit, taip sako, nenormaliai daug užduoda. Aš taip galvoju, aš ne viena ir namuose suprantu, kad visi tą išgyvena, bet tikrai kažkas yra nežmoniško. Tai grįžtant prie galvos skausmų, tai iš tikrųjų aš visai klausiu, ar vaikai turi, ar skundžiasi galvos skausmų, tai paaugliai ką dažniausiai man atsako, taip, ir aš taip tikiuosi, žinot, kokią dažniausiai atsakymą, gerai, kartas į mėnesį gal. Sako, aš 4 kartus per savaitę man skauda galvą, sakau, tai kiek kartų vaistus geri? 4, neskauda galvą. Tai iš tikrųjų mūsų paaugliai gyvenam lėtiniam skausme, jie neįsivaizduoja, kaip galima gyventi be skausmo. Tai aš tada užduodu klausimą, kiek kartų sportuoji per savaitę? Ne kartą. Tai įsivaizduokit, dar plus sėdėjimas prie tų knygų, telefonai.
Tai mūsų vaikai iš tikrųjų auginosi tą ydingą laikyseną, ko pasekoje yra užspaudžiama kraujagyslės ir nervai kaklo srityje ir duoda tos vadinamus migreninius skausmus arba įtampos skausmus. Tai va dėl to tai ir tampa didelė problema ir iš tikrųjų taps problema, kai vaistai nebepadės, aš manau, ir tada valstybė bus gal ir suinteresuota. Bet iš tikrųjų tendencijos yra liūdnos, dėl to daug šnekam ir aš jau šią temą kalbu jau turbūt 6 metai ir kuo giliau, tuo labiau ir agresyviau kalbu, nes aš matau rimtesnės pasiekmes. Ir kur yra pasiekmes, kad ateina vaikai su kreivais pieniniais dantimis, ko aš anksčiau nemačiau. Nu, ta prasme, tikrai yra blogai, labai blogai. Ir su sąnariais traškančiais. Su traškančiais sąnariais ir pacientų tiek turim, kad stabdom konsultacijas, paskui vėl paleidžiam. Nu, tiesiog neapsidirbam. Tikrai to žodžio prasme taip yra. Ir kas dar yra labai liūdna, kad tie visi galvos skausmai, tos visos problemos yra dėl gliukozės, kur gliukozė kepenyse pagrinde yra kaupiama, bet kai kepenis, kai aš mokiausi taikomąją kineziologiją, kepenis yra tai, kada visko yra per daug, duoda galvos skausmus. Galvos skausmas, kepenis, visuomet yra labai glaudus ryšys, o gliukozės pagrindinis kaupimo vienetas, gliukozės, tai yra raumenis. Ir kuo daugiau raumenų, tuo mes mažiau turim galvos skausmų. Tai va, čia irgi toks yra įdomus pastebėjimas, o kada mūsų vaikai gali tos raumenis auginti, jeigu jie visą laiką sėdi. Tai mes čia tik tai galim pasirūpinti, kad čia užaugtų raumenis, bent jau žandikauliai. Dabar Greta klausia, koks turi būti kietas maistas? Mano vaikas miega ir ne tik miega atvira burna. Ar gali būti, kad silpni žandikaulio raumenis? 100%. Tai kas yra kietas maistas? Tai normaliai mes kąsnį turėtume sukramtyti nuo 30-40 kartų. Tai jeigu mes sukramtom per 10-15 kartų, čia yra minkštas maistas. Tai aš manau, kad tėvai gali tai atsakyti, kramtydami patys ir rūšiuodami maistą. Nes daug angliavandenių turintis maistas, jis tiesiog tirpsta burnoje. Man vienas tėtis sako, o tai traputis yra kietas. Sakau, žiūrėkit, pasidarykit namuose eksperimentą. Įsidėkit traputį ir nieko net nekramtykit. Pamatysit, jis tiesiog ištirps. Nes angliavandenių skaidymas prasideda jau burnoje. Tai va, tai esmė, kad daug baltymų turintis maistas, kaip mėsytė, yra kietas maistas. Riešutai yra kietas maistas, morkos yra kietas maistas. Ką dar noriu pabrėžti, iš tikrųjų civilizacijai, ko mes nebeturim atsikandimo momento. Viską pjaustom su peiliu šakute, pjaustom gabaliukais ir kramtom su šoninio dantų grupe. Mes nebeturim to tempimo į priekį, kas stimuliuoja kandinį viršutinį kaulą ir taisyklingą kandžių padėtį. Tai dėl to mes irgi turim neišvystytą žandikaulių ilgį. Daiva klausia, logopedai dažnai susidurime su vaikų sąkandžio problemomis. Turime daug tarties sunkumų, susijusi būtent su sąkandžiu, siunčiame tėvus pas ortodontus. Prieš porą dienų asmeniškai kreipiausi į kelis ortodontus ir žandikaulio chirurgus, tačiau gavau atsakymą, kad mes prie vaikų nelendame. Mažų vaikų, čia mažų vaikų, čia klaida. Žandikaulio padėtis augant gali keistis. Taisome sąkandį, kai vaikui suaugs nuolatiniai dantis, tai yra 10-12 amžiaus. Klausimas, kur kreiptis tėvams, kai operacinio gydymo nereikia, tačiau reikalinga padėti 4-6 metų vaikui koreguoti netaisyklingą sąkandį. Vat apie tai ir yra mūsų šiandienos tema, ką daryti, nes tai yra masinė problema. Aš, kai ateina, sakau, kur jūs buvote anksčiau? Nes jums jau reikia dantis rauti, jums jau reikia tą daryti, mums sakė ateiti vėliau. Tai va, tai tas toks dalykas, Dovilė, gal galėtum atsakyti į Daivos klausimą. Tai aš vėl gal grįšiu prie konsultacijos, kai aš tėvam aiškinu, kodėl yra toks skirtingas požiūris. Dėl to, kad yra skirtingos teorijos, kuriomis dirba ortodontai. Tai viena iš teorijų yra, kad genetika, kad kaulas augo, taip jisai turi augti ir tiesiog, kol vaikas auga, yra gydytojai, kurie nelenda prie vaiko, nes sako, ateikit tada, kai kaulas yra susiformavęs. Tai čia yra viena teorijos dalis, o kita teorija teigia, kad kaulas augti tinkama kryptimi, ne tai, kad kaulas patį kaulo augimą, bet kontroliuojam kryptį.
skatina taisyklinga raumenų padėtis, nes būtent raumenis ir kontroliuoja, kaip tie žandikauliai turi įsidėti erdvėje. Tai aš kaip tėvam aiškinu. Jūs turite įsivaizduoti, kad viršutinis žandikaulis yra maža dėžė, kuria yra fiksuota tik viena plokštuma, tai yra po nosimi. Iš priekio yra oras. Po iš gomurio pusės, jeigu mes neturim liežuvio, yra vėl oras. Gale irgi yra oras, nes tik tai galinė plokštuma sukaulė su kauliniu pamatu 8-9 metų. Tai kaip tam viršutiniam žandikauliui, tai viršutinis tai kažkaip orientuojasi dar šiek tiek kaukoliai, kaip įsidėlioti erdvėje, nes mes realiai esam pakabinti dabar ore. O jeigu apatinis žandikaulį nuima visus raumenis, ką jis daro? Jis tiesiog krenta žemę. Tai vat būtent viena teorija teigia, kad yra genetika, nes kaulas žino, kaip jis turi augti, o kita teorija sako, ne, kaulas tiesiog auga, bet raumenis nukreipia į tinkamą linkmę. Tai vat būtent mūsų klinika teigia, kad raumenis turi veikti tam tikrą tvarką, tam, kad kaulas būtų stimuliuojamas tinkama kryptimi augti. Tai vat būtent mes ir turim kontroliuoti, kad lūpos turi būti uždarytos, kramtymo raumenis turi būti stiprus, nes turi išlaikyti žandikaulio masę, liežuvis turi būti prie gomurio, nes būtent tai yra stipriausias raumuo, kuris stimuliuoja ir išlaiko visą viršutinį žandikaulį, stimuliuoja plotį, ilgį ir neleidžia jam kristi žemyn. Tai yra gravitacinė žemės jėga nugali. Tai esmė teorija yra tada, ką reikia daryti. Žiūrėti, kur yra raumenų disbalansas, pirmiausia dirbti su juo. Tai aš rekomenduoju, jeigu nerandat pagalbos, kreiptis į Face Mia kliniką, kur dirba kineziterapeutų grupė, labai geri specialistai ir jie jau sužiūrės, kur yra raumenų disbalansas ir nukreips jūs tinkamą linkme, jeigu nepavyksta pas mus pakliūti, nes pas mus tikrai yra didelės eilės, nes tikrai didelis poreikis. Tai va čia priklauso nuo požiūrio. Mes teigiam, kad raumenis turi dirbti tam tikrą tvarką, tam, kad tinkamai stimuliuotų augimo kryptį. Nes aš kaip ir minėjau pokalbio metu, jeigu mes dedam ortodontinius aparatus į neparuoštą vaiką, tai yra jis yra įsižiojęs, raumenų tonusas yra silpnas, gydymo pabaigoje mes turėsim labai blogą išeitį. Tai aš manau, kad kai kurie ortodontai tikrai bandė gydyti vaikus ir kai tu nusvyli, tu supranti, kad nenorėčiau to pakartoti, tai kartais yra geriau tada ir palaukti, kol vaikas, kaip aš sakau, suauga, tas augimas įvyksta, nes neturėti didesnės problemos. Bet jeigu tu žinai, kaip sukontroliuoti tą augimą, tai faktas, kad rezultatas yra ženkliai geresnis. Ir mes grįžtam į tą genetinį potencialą su tinkama kryptimi. Aš žinai, Dovilė, turiu tokią, prisiminiau dabar tokią knygą Dental Cosmos, ten 1800 kažkokiais metais rašyta. Ir ten yra rašoma, kad gydytojas turi pirmiausia dirbti kaip motivatorius. Ir aš kažkada taip galvoju, čia yra absoliuti tiesa, motyvuoti pacientą, motyvuoti, nesusirgti, pašalinti žalingus įpročius. Visa kita yra, kompresai tokie. Žinot, jeigu žmogus nenori keistis, tai kam iš viso jį gydyti? Taip. Kam iš viso įgydyti? Šitą klausimą dažniausiai užduodu paaugliam. Jeigu tu įrodi, kad tu nori, tada aš gydysiu. Nes kitu atveju mes neturim stabilaus rezultato. Tėvai išeikvos pinigus, laiką ir rezultatas bus 5 metam. Kas po to? Arba iš sąnario pasaulių būna pacientai, kurie pasveiksta, tiesiog dauguma visi pasveiksta, bet būna tokių, kur dar ten kažkas biški sutarška. Tai toks pastebėjimas įdomus, tai tie, kurie daug kalba, labai daug, ir vėl kalba, tai ką jūs pakeitė savo gyvenime, vis tiek tiek pat kalba. Bet dabar grįžtam prie Loretos klausimo, ar atviras sąkandis sumažės išdygus nuolatiniams dantukams? Reikia žiūrėti priežastį iš tikrųjų. Tai dažniausiai iki 5 metų būna priežastis čiulptukas gali būti priekinė liežuvio padėtis. Ir jeigu mums pavyksta sukoreguoti liežuvio padėtį ir atsakyti čiulptuko ir turim pokytį dento alveolariniam kaule, tai yra kaulas, kuriame yra dantis, taip sąkandis užsidarys. Bet jeigu mes labai turim ilgą laukimą, tada dento alveolarinis kompleksas jau kompensavo, pradeda kompensuoti kaulinės struktūros, tai yra viršutinio ir apatinio žandikaulio kūnai ir mes tada turėsim skeletinę anomaliją, kuri savaime nesusitvarkys ir gali baigtis chirurginiu gydymu. Taip, dažnai baigėsi chirurginiu, nes... Tai tokį sąkandį reikia labai greitai tvarkyti.
Kuo anksčiau, tuo mažiau invazijos. Indrė klausia, nuo kokio amžiaus vaikai su netaisyklingu sukandimu gali pas jūs ateiti į kliniką? Ar 3 metų tėvams sakė, kad per maža? Taip, tai dabar tikslas yra atvykimo. Tai pas mus į kliniką ateina tėvai, sakau, nuo 6 mėnesių su vaikais ateina, nes mano tikslas yra suteikti informaciją. Tai va dėl to mes ir šnekame čionais, nes tas laukimas yra ilgas, eilės ilgos ir ką aš konsultuoju, aš tą patį pasakoju, ką jums šiandien ir tai yra tikslas, kad jūs jau žinotumėte ir kažką pradėtumėte daryti. Tai tikslas šviesti žmonės, pasakyti, ką reikia daryti, kaip auginti vaikus ir tas tikras ortodontinis gydymas prasideda, kai išdygsta pirmi krūminiai dantys, toks esminis momentas. Bet jeigu mes turim atvirą sąkandį, atvirą šoninį kryžminį, abipusį kryžminį, tai yra jau sunkios ortodontinės situacijos, tai mes jas turim pašalinti kuo greičiau, tai dažniausiai 4-5 metai. 3 metų dažniausiai nebūna tokių didelių problemų, apart pravirų lūpų, o praviros lūpas tvarkyti reikia, jau kaip ir minėjom, kramtyti ir stebėti lūpas, o jeigu reikia, klijuoti. Ačiū. Greta klausia, netgi 3 metų vaikams duodate kramtyti gumą? Jeigu vaikas jos nenuryja, tai pirmiausia ir pabandot. Ką aš rekomenduoju pabandymui, tai yra sakai natūralūs. Tai jeigu jie nuryja, tai yra natūralus produktas ir kitų galų išeina. Tai išmokino vaiką išspjauti. Jeigu jis suvokia, kad jis pakramtęs jį padeda kramtomą gumą sakus atgal, tai mes drąsiai galime duoti kramtyti kramtomą gumą. Bet kaip aš sakau tėvams, jeigu pakelė yra 10 vienetų ir 3 vienetus per dieną sukramta, tai reiškia, jis nesugeba jos išspjauti ir jos nekramta, ne tai, kad nekramta, nesugeba išspjauti, tai tuo metu mes neduodam. Tada tiesiog pakaitalas yra kietas maistas. Akvilita klausia, kaip išmokyti 5 metų vaiką, kad liežuvį laikytų prie gomurio ir kad naktį prie jo būtų, laiko už dantų. Taip, tai 5 metų amžiaus vaiką tikrai galima išmokyti laikyti liežuvį prie gomurio. Tai pratimas pirmiausia yra arkliuko garsas, tai tiesiog klaksėti. Po savaitės, kai jūs jį supranta tą klaksėjimą įvaldo, tiesiog reikia išmokinti to momentu, kai liežuvis prilimpa prie gomurio, jį prispaudus išlaikyti minutę. Ką reiškia išlaikyti? Tai prilipdo, vaikas išsižioja ir aš kaip sakau, mes turime ištreniruoti, kad prie maksimalaus įsižiojimo liežuvis liktų viršuje, nes tokiu būdu raumuo yra treniruojamas. Ir tikslas yra ne klaksėti, o išlaikyti liežuvio padėtį viršuje. Ir tokiu būdu yra stiprinamas liežuvio raumuo. Dar kitas yra niuansas, tai liežuvis turi būti prilipęs prie gomurio visas. Ne tik galiukas, bet visas. Visa dalis priekinė, vidurinė ir užpakalinė. Ir aš tėvams sakau, liežuvis yra raudonas, jis turi būti prilipęs ten, kur yra raudona. Neturi būti jokio laisvo tarpelio. Tai yra nelipa ant baltos zonos, lieka raudonoji, bet liečia visą. Ir aišku, reikia įsivertinti, ar liežuvis telpa. Tai vat, būtent kartais trūksta pločio ir aš kaip tėvams sakau, nenorėkit iš vaiko, kad liežuvis būtų viršuje, jeigu jo dėžė yra per maža. Čia panašiai pavyzdys yra, jeigu duodam vaikui 2 išmeram mažesnį batą ir sakom vaikščiok. Nevaikščios pritrins. Tai dėl to turim įsivertinti, ar yra pakankamas plotis viršuje, kad liežuvis galėtų būti tenais. Ir pasaitėlis, labai trumpai įsiterpsiu, čia nėra tokio klausimo, nemačiau dar, bet dėl pasaitėlių labai dažnai būna, kad tas liežuvis negali vaikams ten iki galo atsistoti prie gomurio. Taip, tą irgi reikia įvertinti, nes čia reikia specialistas jau. Taip, pasaitėlių tema irgi yra labai aktuali ir iš tikrųjų jų pakankamai yra daug ir labai sunku, nežinant kaip įvertinti, tikslingai vertinti, nes dažnai yra daug paslėptų tokių, kurie daro didelę įtaką liežuvio prilipimui, bet mes jų realiai nepastebėme, jeigu nežinom kaip. Tai va, tam reikalingas tikrai specialistas, ortodontas, kuris galėtų patikrinti ir šio klausimu. Dovilė, čia aš visada kviečiuosi, Dovilė, gal tu gali ateiti, pažiūrėti, čia toks mažiukas atėjo. Tai va, dažnai tikrai tai būna, tai tam reikalinga tikrai įvertinti taisyklingai, nes ten yra įvairios fazės ir taip toliau. Ta patį dar gali vertinti ir Fismia klinikos specialistai, nes mes bendradarbiavome, mes labai glaudžiai analizuojam atvejus, mokomės ir labai pakankamai turim
turim pakankamai tokį gerą protokolą, kur tikrai aiškiai ir kryptingai dirbame. Tai tikrai rekomenduoju tuos specialistus, nes jie tikrai sužiūri viską. Čia klausimas Justinos yra kaip dėl griežimo dantimis iki 6 metų vaikams. Gerai. Didelė tema. Didelė tema, iš taip yra paskaita, galite atrasti pas mus apie griežimą dantimis, aš pati buvau skaičiusi gana ilgoką paskaitą, ten yra labai išsamei suteikta informacija, bet iš principo, nežinau, gal tu, Dovilė, kažką nori pridėti, bet griežimas dantimis vaikui tai yra pažinimas pasaulio, tai yra emocinė iškrova, aišku, gali būti parazitų, gali būti tokia priežastis, bet dažnai būna ir tai, kad liežuvis netelpa prie gomurio ir nėra aktyvuojamas lajoklis nervas, kuris nuramina, tai yra 10 kranialinis nervas. Tai čia tų priežasčių labai daug gali būti. Sakau, išklausykit paskaitą, tikrai girdėsit, bet labai didelės dramos daryti nereikėtų. Reikėtų tiesiog pasižiūrėti, ar nėra per siauras žandikaulis, pasižiūrėti, ar nėra parazitų. Tai vat ir taip, jeigu taip grubiai kalbėti, ne? Tai aš gal galiu irgi pridėti prie šito klausimo. Tai aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kai vaikai griežia. Ir pasakysiu kodėl. Nes negriežia vaikai, kurie yra išsižioję. Tai reiškia, sveikinu, jūsų vaikas yra uždaręs lūpas, kas yra labai gerai jau. Tai vaikai griežia dažniausiai tie, kurie būtent turi siaurą viršutinį žandikaulį, dažniausiai liežuvį laiko tarp šoninių dantų grupiai ir turi netaisyklingą rijimą. Tai tokiu būdu, kadangi griežimas naktį, yra apsaugomi kvėpavimo takai griežimo momentu. Nes kai yra lūpos uždarytos, liežuvis tupi tarp šoninių dantų ir nuvargina raumeninę sistemą. Tai jūs turite įsivaizduoti, kad raumenis turi išlaikyti liežuvio svorį, apatinį žandikaulį ir dar gravitacinę jėgą nugalėti. Tai tokiu būdu raumenis pervargsta, jie yra įtempti, spazminiai, dėl to spazmo pasiekoje iš tikrųjų prasideda griežimo momentas. Dažniausiai, kai liežuvis tupi tarp šoninių dantų ir turim netaisyklingą rijimą, priekiniai dantis atrodo va taip į vidų pavirtę. Tai dėl to gamta ką daro, natūraliai jungia dildę ir dildina priekinių dantų fragmentą, kad apatinis žandikaulis su liežuviu galėtų išeiti iš kvėpavimo takų ir taip apsaugo kvėpavimo takus. Tai jau reikėtų įsivertinti plotį viršutinio žandikaulio ir liežuvio padėtį, nes taip gamta griežimo būdu apsaugo kvėpavimo takus. Dar labai svarbu aspektą noriu paminėti. Man tai buvo atradimas šiais metais, nežinau, Dovilė, ar dalinausi net su tavimi. Reiškia, aš turėjau vasarą, praktiškai savaitę laiko pasiėmiau su savo šeima, kad pabūt mergaitę sergančią Gaucher liga, kuri nevaikšto, jie 5 metukai, ji dar nevaikšto. Ir buvo labai įdomus dalykas, kai tėveliai paliko, atvežė daug maisto, žodžiu, ten ir tas maistas, ten, pavyzdžiui, vištiena su bulvėm, ir, žodžiu, aš duodu, ir prasidėjo toks vidurių putimas, pučia, tą pilvuką pučia, galvoju, čia kažkas tikrai ne taip. Mes žinom, kad ten fermento trūkumas yra su ta liga, bet, dabar nesigilinkim į Gaucher ligą, esmė kokia, kad man intuityviai, kaip, žinot, kaip čia aš įsijaučiau, kaip mama su tuo vaiku, nes jinai su manimi miegojo, jinai visą laiką aš jos iš nuo rankų nepaleidau ir, žodžiu, aš jai tą maistą visą išmečiau lauk, žodžiu, ir aš pradėjau duoti tik, pavyzdžiui, bananą, arba ten praeina 2 valandos, duodu tik bulvytę. Baigėsi. Jinai taip griežia, įpūtė pilvas ir labai griežia. Aš esu nufilmavusi, tokių garsų, visas kambarys barškė. Pakeičiau mitybą, baigėsi, viskas. Ir kas įdomiausia? Pas jo žandikaulis buvo atviras, visiškai neįmanoma buvo uždaryti, atsipalaidavo miego metu, kakta atsipalaidavo, aš galėjau su to vaiku daryti, ką noriu, kojytės pradėjau lankstytis, viskas pakeitus mitybą. Ir aš supratau vieną dalyką. Maisto netoleravimas sukelia dantų griežimą irgi ir labai dideliu procentu, labai dideliu. Mes valgom, miksuojam, maišom, tai man čia kaip medikui atsivėrė akis. Aš supratau, kad čia yra kažkas tokio. Tai turiu nufilmuotą medžiagą, kada nors galbūt ir pasidalinsiu, jeigu tėveliai leis, bet ten tikrai koncertas buvo su dantų griežimu. Tai va, tai irgi verta susimastyti, kieno vaikai griežia dantimis. Kokia nuomonė dėl adenoidų šalinimo, klausia Milda? Tai tam turi būti indikacijos, iš tikrųjų, tai turi būti irgi protokolas, kada jos reikia šalinti, tam yra seka. Tai adenoidų šalinimą, aišku, sprendžia gydytojas otorinolaringologas, bet seka yra, kadangi daug dirbu su tokiais pacientais ir žinau, koks yra protokolas, tai protokolas yra toks, kad yra įvertinami adenoidai, dažniausiai lanksčia kamerytė per nosį fibroskopu, tai tada užfiksuojamas tas jų forma ir dydis ir tada skiriamas medikamentinis gydymas. Tai kažką pabrėšiu, dažna klaida yra tokia, kad
Plauna nosį, dar apie plovimą nepakalbėjom, gal nebus tų klausimų ta tema, tai plaunam nosį, purškiam vaistus ir dažnai tėvai pamiršta uždaryti lūpas. Tai koks yra medikamentinio gydymo tikslas? Yra būtent atpalaiduoti, atidaryti nosies ertmę ir jungti funkciją. Tai jeigu mes išplaunam nosį, supurškiam vaistus, kurie tarsi sumažina adenoidus, bet nejungiam funkcijos, rezultato nebus. Tai dažniausiai būna toks scenarius. Plauna, purškia, būna įsižioja ir sako, mums čia nieks nepagerėjo. Sako, tai lūpas klijavot, neklijavom, mums nieks nesakė. Tai va turit daryti, kad vaikas gali kvėpuoti, nes medikamentinis gydymas skiriamas tada, kai vaikas tikrai yra šansas kvėpuoti, nėra ten pilnai uždaryta anga. Tai tiesiog tada plaunat, purškiat, klijuojat ir būtent po 2 mėnesių kas yra vertinama. Ar adenoidai sumažėja. Jeigu jie įjungus va šitą visą nosies plovimą, purškimo vaistų ir kvėpavimą per nosį sumažėja, operacija yra neindikuojama. Jeigu po viso šito etapo adenoidai išlieka tokio pačio padidėjusio dydžio, reiškia, jie ramybės metu yra padidėję. Ir bet kokios slogos metu jie tiesiog greitai išburksta ir pilnai aklinai uždaro angą. Dar kitas indikatorius yra dažnas sirgimas, kaip ir sakiau. Jeigu vaikas serga dažniau negu 5-6 kartai per metus, tai irgi yra indikacija šalinti. Ir aš nesu iš tų gydytojų, kur sakau, būtinai jums reikia šalinti, mes būtent praeinam šitą visą protokolą su savo ausų nosies gerklės gydytoja, su kuria aš bendradarbiauju, tai tuo metu ir sprendžiam. Tai esmė, kad jeigu jau būtina, iš tikrųjų aš rekomenduoju jo šalinti, nes vaikas būna kardinaliai kitoks. Pašalinus adenoidus, vaikas tiesiog atkunta, jis toks energingas, pailsėjęs iš tikrųjų, nes kai yra adenoidai dideli, vaikas visą naktį kovoja už gyvybę, realiai, už kvėpavimą ir jis visą laiką yra simpatiniai nervų sistemos, yra įjungta simpatinė nervų sistema ir jis nepailsi niekada. Tai jis tiesiog visą laiką toks suirzęs, nepatenkintas, emocijų nesuvaldo. Tai vat būtent, kai mes užtikrinam kvėpavimą per nosį ir jungiam kvėpavimą per nosį uždarius lūpas, pasveiksta vaikai. Aš sakau, sveikas, labas, nes jie kardinaliai skiriasi. Tai esmė turi būti indikacijos ir tos indikacijos yra su tam tikrų protokolu, tik tai reikia išdirbti. Ačiū. Kestutis klausė, vaikui 9 ir netaisyklingas sąkandis. Ar prie žandikaulio plėtimo plokštelių plėtiklių dėjimo reikia sutvarkyti išsižiojimo, kramtimo, užsičiaupus dalykus ir tik paskui atlikti žandikaulio plėtimą? Atsakėm jau. Taip. Ar dar kažką reikėtų patiems pasiruošti? Uždaryti lūpas ir užauginti raumenis ir fizinis aktyvumas, laikysena. Simona klausė, 4,5 metų vaikui apatiniai dantukai atsikišę į priekį, ortodontė vis patikrina, bet sako laukti. Ar tikrai laukti, ar galima kažką daryti? Apatiniai dantukai atsikišę į priekį. Apatiniai. Galimai perkanda. Kiek metų? 4,5. Tai aš tokius pacientus jau gydau. Tai tikslas yra kuo greičiau permesti viršutinius priekinius 4 dantis, nes kaip ir sakiau, jeigu užblokuojam viršutinį žandikaulį, labai sutrikdom jo augimą į ilgį. Tai funkcija yra kokia, dėti viršų į plokštelę, tiesiog permesti 4 dantis ir paleisti. Tas tuo momentu, kai paleidžiam, ką darom? Pratimai, nes priežastis tokio sakandžio yra liežuvio gulėjimas apačioj. Tai yra liežuvis visiškai gulia apačioj, stimuliuoja apatinį žandikaulį, viršutinio net neliečia, dėl to prarandamas pirmo etapų ilgis. Tai aš gydau tokius kuo skubiai, nes šiuo momentu tai yra dantų ir danto alveoliarinio komplekso problema, skeletinės anomalijos šiai dar nėra tokiam amžiuje, o jeigu lauksim, tai atsilikinės skeletinis fragmentas ir jau turėsim imtis drastiškesnių priemonių, kaip veido kaukės, tempimas į priekį ir jeigu nesuvaldysim dar vėlesnio etapų, gali baigtis ir chirurginiu gydymu. Justė klausė, kokias gumas kramtyti rekomenduojate? Mastika. Taip ir vadinasi mastika.
Kaip aš sakau, du variantai yra be cukrė būtinai ir kieta. Tai šiai dienai mastika ir dabar atradau neseniai su Face Me kolektyvu dar vieną kietą kramtomą gumą, bet nepasakysiu pavadinimą iš tikrųjų, nes neatsimenu. Man atrodo, gal Jawline, bet ten kietumas yra tikrai didelis ir galėsiu pasidalinti iš tikrųjų, nes už mastiką yra kietesnė, bet čia yra naujas atradimas, kuri pati buvau, kai įsidėjau, skau, wow. Tai ten irgi yra sakai, tik tai jų kietumas yra standesnis. Bet mastika šiai dienai yra vienas iš kietesnių variantų. Ir kitą klausimą, man 39 distalinis sąkandis, ar gali padėti breketai ar kapas? Įkvėpti, iškvėpti. Reikia iš tikrųjų konsultacijos. Taip tiesiai šviesiai pasakyti tikrai negaliu, nes distalinis sąkandis varijuoja nuo 2 mm iki 10 ir čia jau reikia išanalizuoti. Tai breketai ir kapos geriausiu atveju ištiesins ir padarys tiesius gražius dantis, ir jeigu yra horizontalus perkanimas iki 4 mm, taip sąkandį gali sukoreguoti. Bet jeigu yra daugiau negu 4, reikia jau žiūrėti ir tada komentuoti. Aš visuomet žiūriu, 39 distalinis sąkandis, o klausimas, kuom jūs skundžiatės? Ar jums tik pasakė, kad jums yra distalinis sąkandis ir reikia jį gydyti? Ne? Tai ir čia kokios problemos, ko žmogus nori, ar nori keisti veidą, ar jis nori keisti sąkandį, ar jam kreivi dantis. Tam reikalinga išsami konsultacija, padarant pilną ištyrimą, rentgeno nuotraukas ir atsakant į tą klausimą, kapos padėti. Kapos ką, ištiesins dantis, pašalins priežastį arba breketai. Ne. Tai va čia ir yra toks dalykas, žmogau, kuom tu skundėsi? Ar tau tiesiog kažkas pasakė, kad tau yra distalinis sąkandis? Nes aš tikrai čia ne jūs pati nustatėt, kad Justina, kad jums yra distalinis sąkandis. Tai va, jūs te klausė, kada anksčiausiai galima kreiptis pas jūs? 11 mėnesių vaikas, mažas žandikaulis, dieną visada išsižiojus. Tai jau visą informaciją gavote šios webinaro metu, tai tiesiog darykit. Ir aš rekomenduoju, kai uždarot lūpas, tada ir pasirodykit, kad tiesiog įsivertinti, ar struktūra nepakitus, ar mes turim pakankamai 11 mėnesių. Taip. Tai 3 metų pasirodys. Kaip Džonas Miu sako, žinot, išradėjęs visų tų mūsų aparatų. Svarbiausias dalykas, ką mama turėtų žinoti gimus vaikui, uždaryti lūpas. Taip. Iš to vietų yra taškas ir pauzė. Valda, 6 metų mergaitė, 11 dantis išdygo tiesus, 12 nėra vietos ir auga skersas. Ką daryti tokiu atveju? Gydyti. Kuo greičiau. Kuo greičiau. Taip, kuo greičiau. Ir tai nėra sudėtinga, tai yra labai lengva, kai yra jaunas žmogus, kaulas labai greitai juda. Ja, gali užtekti tik tai plėtros, viršui ir apačioj ir įpročių keitimas. Greta klausia, kokio amžiaus vaikams dedate aparatus ir kokie jie yra? Tai aš dirbu su išimamom plokštelėm. Tai tokie mes vadinam ortodontiniai aparatai. Tai pirmoji sąlyga, jie turi labai gerai laikytis. Labai gerai. Tai iš tikrųjų, jeigu jie nesilaiko burnoje, tai geriau į burną iš vis nedėti. Nes aš kaip ir sakau, bet koks ortodontinis aparatas burnoje ką turi padaryti? Kuo greičiau grąžinti struktūrą. Ką reiškia kuo greičiau? Tai yra tinkamas protokolas ir kuo trumpesnis laikas. Nes bet koks aparatas burna užima liežuvio vietą, nes prie gomurio būna ar greito plėtimo sraigtas, ar plokštelė, nesvarbu. Tada sunkiau yra sukąsti dantis ir ką mes dar padarom, tarsi aš taip sakau, įdedam vaikui bulvę į burną ir sakom, uždaryk lūpas. Tai yra sunkiau išlaikyti vertikalią ašį. Dėl to protokolas turi būti labai aiškus. Aparatai turi gerai laikytis burnoje, būti laikomasi režimo sukimo ir kuo greičiau jas išimti. Jie atlieka savo darbą, stabilizuojam ir nuimam. Jie neturi būti ilgiau negu 1,5 metų. Ir paskutinis klausimas Žanos, kokia nuomonė apie reteinerius? Trenerius, atsiprašau. Tai mano nuomonė, kadangi aš turiu tam tikras geresnės priemonės, tai trenerių visa teorija iš tikrųjų gimė iš to pačio išradėjo Džono Miu, tai yra jo mokinys ir jis tiesiog, kuomet
pritaikė civilizuotam pasaulyje, kaip galima padėti paprastom priemonėm, bet man treneriai asmeniškai nepatinka dėl 2 priežasčių. Tai yra, kad nekontaktuoja dantis vienas su kitu, nes yra gumos gabalas, ir kitas dalykas, kad yra sunkiau uždaryti lūpas. Tai jos tarsi įsidėjus treneriuką atrodo, kad ir guma iš tikrųjų imituoja lūpas, o lūpas dar labiau prasiveria, nes mes įsidedam gumos didelį gabalą į burną. Tai kadangi aš turiu išimamas ortodontinės plokšteles, kurios yra labai kompaktiškos, užima mažai vietos, atlieka didelę funkciją, tai man yra geriau, kad vaikas laikytų pats uždaręs lūpas, tada aparatų metu mes tiesiog per kabliukus minimaliai pakeliam aukštį ir gaunam greitą rezultatą ir pasiekmes yra geresnės. Tai su treneriais aš asmeniškai nedirbu ir aš jų nelabai mėgstu, nes būtent dėl tų 2 taisyklių. Ir dar labai dažnai būna, kad rekomenduoja trenerį dėti naktį tik tai. Tai aš tada sakau tėvam, tai kur randa tą trenerį? Dažniausiai ant žemės, nes jeigu vaikas šiaip nelaiko lūpų uždarytų ir dar trenerį įdedam į burną nakčiai, tai jisai visai neuždarys tų lūpų. Ir kritinis momentas, gal nepabrėžiau, kada ypatingai lūpos turi būti uždarytos, tai yra nakties metu. Dėl ko mes įjungiam būtinai klijavimą, dėl to, kad nakties metu išsiskiria augimo hormonas ir auga vaikai. Auga vaikas ir veidas. Tai būtent kritinis momentas yra naktinis ir jeigu mes nakties metu įdedam trenerį į burną, lūpos praviras, tai aišku, ačiū Dievui, jisai išknanta. Taip. Ir aš dar paskutinį klausimą, Dovilė, tau asmeniškai labai norėjau apie tos reteinerius užklausti. Iš tikrųjų, dėl to, ką tu manai apie tos reteinerius. Masinė problema, ateina žandikaulio sąnario pacientai, traškantis, skaudantis su reteineriais. Mes žinom tą, susiduriam, kartu matom tos pacientus. Ką tu iš tikrųjų mastai apie tą amžiną retenciją užbaigus ortodontinį gydymą? Tai nėra gerai, nes, kaip ir sakiau, kad jeigu mes užkliuojam, gal tai yra, gerai, dabar atsakysiu taip, jeigu mes susitariam su pacientu, kad jisai dirbs ir tikrai išmoks ortodontinio gydymo metu jisai mokosi, tada sako, daktarė, aš tikrai ten nepadariau pakankamai, gal galim kažkaip gerai, sakau, užkliuojam metam. Yra sąlyga, metam. Kas yra? Tai aš dantis laikau metus įtampo iš tikrųjų ir duodu galimybę žmogui išmokti tas taisyklingai ryti, liežuvį laikyti viršuje, laikyti lūpas čiapus, pakeisti laikyseną ir rijimo mechaniką. Tai sutariam, metai. Aš duodu galimybę sutvarkyti. Po metų aš nuimu reteinerį, nes dantis stovi kur įtampoje. Aš asmeniškai reteinerį irgi nešiojau apačioj. Ir po to, kai nusiėmiau reteinerį, pas mane buvo apatiniai 6 kandžiai aptirpę 6 mėnesius. Tai ką tai reiškia, kad jie pakankamai, realiai visą laiką stovėjo įtampoje, nes aš tikrai nežinau, kad aš blogai ryju ir nežinau, kaip taisyklingai reikia tą daryti. Tai esmė, kiekvieną kartą, kai išeidavau, aš su lūpa tiesiog atakuodavau dantis, o jie yra įtverti to reteineriu. Kas šiaip gal žmonės nežino, kas yra reteineris, tai yra po ortodontinio gydymo viršuje yra pačioje klijuojamos vielutės arba dedamos retencinės kapos arba plokštelės. Tai yra palaikomieji aparatai, kad niekas nesugrįžtų atgal. Taip, kai kuriam trumpam laikui sutarus, kad pacientas šalina priežastį, mes tikrai galim fiksuoti, bet tai neturi būti amžina retencija. Jeigu mes fiksuojame viršui reteinerį nuo iltinio iki iltinio, mes realiai sukabinam 3 kaulus. Tai yra kandinis kaulas ir gomurinės plokštelės, ko pasekoje mūsų kaulai vis tiek turi tokį amortizavimo mechanizmą ir kaulai turi turėti minimalių judėjimą. Čia yra mikronais vyksta. Tai kai mes dažniausiai viršų fiksuojam iltinį su iltiniu, žmonės pradeda skūstis galvos skausmais, nes tiesiog yra užrakinama sistema. Apačioje dažnesnė problema būna kaulinis tirpimas, apsinuogino šaknis priekyje. Kodėl? Nes jeigu natūraliai nebūtų reteinerio, dantis paeitų atgal, tai būtent atsitrauktų nuo įtampos, o kai jie yra reteineryje, mes rijam netaisyklingai, dantis stovi įtverti, o kaulas sako, nes aš čia nebūsiu šitoj
nors taip sakau, kariniai zonai, nes pastoviai yra ataka. Tai jis tiesiog atsitraukia ir turim kaulinis tokius fenestracijas, tai yra tokie kauliniai langeliai, tada blogesnė versija yra tiesiog išplanėjusi dantena, išplanėjęs kaulinis biotipas ir po to į ateitį turim ir apsinuoginusias šaknis. Tai dėl ko? Dėl to, kad dantis yra įtampa. Jeigu mes nuimsim reteinerį, per 6 mėnesius, greičiau ne, 2 mėnesius jie tiesiog pagrįš atgal ir atitols nuo įtampos. Ir taip jie save apsaugo ir kaulą aplink šaknis. Ačiū, Dovilė, labai. Ir dėkoju visiems klausytojams ir tikiuosi, kad seminaras šitas mūsų buvo, ta diskusija tikrai jums naudinga. Jūs galite užduoti klausimus vėliau, po to tikrai atsakysim į juos. Ir labai noriu palinkėti visiems daryti profilaktiką. Tiesiog lėtinti tempą, nors jisai gyvenimas beprotiškas, greitai sukasi. Daugiau laiko praleisti su savo vaikais, žiūrėti, kaip jie kramto, neskubėti, su jais kartu valgyti, su jais, su vaikais savo atsistėsti prie stalo. To visiems linkiu, ir savo, ir jums linkiu. Ir naudoti vieno dantį šepetėlį, valytis dantis po vieną, profilaktiką, saugoti, kad neatsitiktų kažkas tai tokio. Bet dėja, liūdna žinia, kad dėja tikriausiai nuo ortodontinio gydymo mes negalėsim šitam beprotiškam pasaulyje apsisaugoti. Ir kaip bebūtų liūdna, ta prasme, nenoriu užbaigti liūdna gaida, bet padėkodama Dovilei už labai išsame informaciją, tikrai be galo išsame informaciją, kuri tikrai yra labai labai naudinga, vertinga. Ir jeigu jums kokios problemos, galite tikrai palaukti, konsultaciją ateiti, vertinti tą situaciją, kreipkitės, mes jau dabar po šitos paskaitos darysim tokią nuolaidą balandžio mėnesį konsultacijoms, tai kreipkitės, nes davėm naujus laikus, tai truputėlį tokią išimtį darom, bet tikrai norėdami padėti, kad jūsų vaikučiams reikėtų kuo mažiau ortodontinių aparatų burnose ir sudėtingų, sakykime, ten breketų ir taip toliau. Kuo anksčiau pradėsi, tuo bus mažesnė invazija. Ačiū, Dovilė, labai. Dėkui labai. Gražaus visiems vakaro.